SNC 2030 ATC modelis. Drožlių ištraukimas. Pozicionavimo pinai stale. Ir įrankių keitimas. Automatinis ilgių įrankių matuoklis tenai gale. Ir 2 vakuuminiai bušo siurbliai. Puikiai tarnauja kaip atraižų surinkimo konteineriai. Taip, šį mes galim išstumti kitą mygtuko pagalbą. Ir nuo pino iki plačiausio taško turim 2,10 m. Iš tikrųjų daugiau, 2,15 cm. O ilgi būtent šitas modelis yra 2,30 m, tai yra modelis 2030, bet iš tikrųjų čia ilgis yra apie 3,40 m. O darbo procesas, taip, nuo pat pradžių įjungiam maitinimą su šituo mygtuku, tada paleidžiam SIM-CNC, spaudžiam Home mygtuką, neleidžia, spaudžiam Enable, paduodam maitinimą, spaudžiam Home. Staklas dabar suvažiuoja į savo nulinius taškus. Mm freza. Drožlių ištraukimas, sueina į vieną, čia automatinis sklendės. Tai arba įsijungia stalo valymas, arba frezavimo variklis. Tas pats dešinė klaviša. Spausdinam porą lipdukų. O dar yra detalės nepatekusios, tai išpjaustame. Nes vienas lapas, todėl ir nepirkti. Spaudžiam dešinį klavišą, etiketės N1. Spaudžiam spausdinti. Dabar aš pasirinksiu, kad tik tai porą lipdukų spausdintų. Ir jeigu yra briaunos sužymėtos, tai ant lipduko bus visas briaunos sužymėtos, detalė numeracija, dydis, klientų užsakymas, parodysiu ant kito. Tai šitą galiu daryti, ne? Du kartus.
Frezuojam per 2 kartus, kadangi čia yra nelaminuota drožlių plokštė. O nelaminuota drožlių plokštė vakuumą praleidžia. Čia iš apačios guli MDF-as ir jis pritraukia detalę, todėl jeigu frezuotume per vieną kartą, smulkesnės detalės galėtų sujudinti, jeigu nelaminuota plokštė, nes jinai irgi yra laidžiai orui praleidžia. O jeigu tai būtų laminatas, tai laminatas jau nepraleidžia oro ir tada galima frezuoti per vieną kartą iki 20 metrų per minutę greičiau. Ta freza, kuri yra įdėta ir šitos praktikos. Programa naudoja algoritmą, kad dvi briaunos yra gerosios, todėl visada atlieka vieną pjūvį, jeigu šone gulinčias detalių linija atitinka pjūvimo, todėl nedaro tik vienos detalės apjūvimo, o daro tik tai linijų. Čia matome. Dabar vat antras kartas. Iš esmės, jeigu laminuota drožlių plokštė, tai dabar mes jau turėtume jau tas detalės. Tai dabar video jau 8 minutės, matysim kiek laiko džiovimas. Dar vienas svarbių aspektų, dabar netgi matot drožlių ištraukimo atvamzdis yra pakeltas, bet kadangi čia turim didelį atvamzdį 200 mm diametro, kuris traukia nuo įrankio ir tai sugeba ištraukti, tai aerodinamika yra tikrai gerai išspręsta šiuo atveju. Tai va, 2 minutės. Jeigu mes dabar frezuotume laminuotą drožlių plokštę, tai per 2 minutės būtų išpjauta kiek čia 1, 2, 3, 6, 18 detalių.
O visa operacija pjovimo kartu su detalių nukrovimu tris minutės nebėjau. Ir turim svarų stalą, galim dėti sekantį lapą ir frezuoti. Tai va, 10 minučių tai yra su pašnekesiais, su programos sukūrimu, su stalo nuvalymu, netgi frezuojant per 2 kartus. Jeigu frezuotų per 1 kartą, tai būtų dar greičiau. Ačiū už dėmesį.